Dabar ne apie tai, dabar prižiūrėsim ne vidų fūros, ne? Žiūrėsim techninę būklę. Tai va turim tokį revitalizantą nuo Hado, jis yra skirtas vairo stiprintuvui. Supilsim, kadangi didelis apkrovas, žinot, vairas sukinėja aikštelį, visur vairas biškiai sunkiau sukas. Tai šitas revitalizantas padės vairui šiek tiek lengviau suktis, apsaugos ir atstatys, jeigu yra kažkokių nudilimų, tai šiek tiek pagelbės mūsų vairo stiprintuvui. Tai žinokit, chebrytė, Hado turi ne tik lengvomų mašinytėm ar motociklam visokių priedų, bet ir sunkvežimiam. Tai furistai, žinot, jeigu gyvenat fūroje, tai nereikia vien tik saloną prisižiūrėti, reikia prisižiūrėti ir techninę būklę fūros. Dabar einam, įpilsim šito priedo, atsidarom kapotą, bent jau pas šitą Scania, bakelis yra čia, vairo stiprintuvo skysčio, tai nusiėma toks dangtelis, čia yra matuoklė kartu su juo ir vat turim tokį gražų švirkštą. Čia plakjaučių nieko nereikia, kaip kituose dalykuose. Tai žodžiu, ką atkemšam kamštelį šitą, buim ir švirkščiam tiesiai į bakelį. Ir varyk visą nepakenks. Jo, varau visą. Na ir žinoma, tai reikia apie 100-200 km nuvažiuoti, pasukinėti vairą, aišku, ir kuo daugiau sukinėsit, tuo daugiau viskas prasivaikščio sistemoje ir pradės apsaugot vairo stiprintuvą. Tai šitas vat visokias priemonės fūrom, motociklam, mašinom, tepaliukų visokių priemonių, chemikalų visokių įvairiausių galite gauti Hado parduotuvėje arba svetainėje. Su mūsų nuolaidos kodu PLOJAM gausite 15% nuolaidą.